Sveiki, metiniam pajamų deklaravimo laikotarpiu įgaunant pagreitį, daugelis susiduria su klausimu, kaipgi tai padaryti teisingai, ypač dirbant savarankiškai. Šiandien trumpai ir aiškiai peržiūrėsime pagrindinius metinės pajamų mokesčio deklaracijos etapus, ypatingą dėmesį skiriant individualiai veiklai. Pagrindiniai atvejai, kada gyventojai privalo teikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją GPM 311. Dėl metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio perskaičiavimo, pavyzdžiui, dirbai ne visus metus, tokiu atveju tikėtina, kad esi sumokėjęs per daug GPM, bet gali būti ir atvirkščiai. Dėl vykdytos individualios veiklos ar turėto verslo liudijimo privaloma deklaruoti pajamas, net jei realiai pajamų ir nebuvo. Gavus tam tikros rūšies pajamas, palūkanos, parduotas registruotas turtas, dividendai, nuoma, norint susigrąžinti gyventojų pajamų mokesčio permoką, ypač jei turi trečios pakopos ar investicinio gyvybės draudimo sutartis. Buvo eitos tam tikros pareigos ar kandidatuota į tam tikras pareigas, dėl kurių buvo prievolė deklaruoti turimą turtą. Privaloma perskaičiuoti pajamų mokestį, taikant progresyvius pajamų mokesčio tarifus. Turiu atvejų, kai dėl pajamų peržengus 60 VDU jau taikomas 32% gyventojų pajamų mokesčio tarifas ir galutinai išvykstant iš Lietuvos. Ką darom? Jungiamės prie EDS sistemos, renkamės preliminarios deklaracijos, metinė pajamų deklaracija, pasirenkam mokestinius metus ir spaudžiame gaublio ženkliuką. Tuomet pačioje pasirenkame peržiūrėti 2023 metų pažymos kortelę ir būtinai ją atsisiunčiame. Jei vykdai savarankišką veiklą ir turėjai sandorių su juridiniais asmenimis, sutikrink tų asmenų pateiktus duomenis. Būna, kad sukelti duomenys neatitinka tavo apskaitos duomenų. Jei duomenys sutampa, pradedam pildymą. A skyriuje pateikiami bendrieji duomenys. Ilgai neužtrunkame, tęsti. B skyriuje, jei gavai su darbo santykiai susijusių pajamų, jos bus sukeltos čia. Ligos išmokos taip pat. Sutikriname, tęsti. C skyriuje deklaruojame individualios veiklos pajamas. Pajamos vykdant veiklą pagal įsigytą verslo liudijimą 051 veiklos rūšies kodų. Jei nuomojai gyvenamosios paskirties būstą su verslo liudijimu, deklaruoji 90 kodų. Viršijai 45 000 ribą 90 kodų. Pajamos su kitų rūšių verslo liudijimais deklaruojamas 92 kodų. Pajamas ir išlaidas įrašome iš savo pajamų išlaidų žurnalo. Primenu, jei sandoriai su juridiniais asmenimis viršijo 4500 eurų, tai kas virš bus apmokestinta kaip individuali veikla su pažyma. Todėl pajamos iš fizinių ir juridinių asmenų rašomos į vedlio C dalies tam skirtas vietas. Yra išimčių įsigijusiems verslo liudijimą 103 veiklos rūšies kodų. Čia nedetalizuosiu, jei vykdai tokią veiklą, lauksiu klausimo komentaruose. Bendra pajamų suma su verslo liudijimu neturėtų viršyti 45 000 eurų. Pajamos iš bet kokios kitos registruotos ar registruotinos individualios veiklos žymimos 93 pajamų rūšies kodų, išskyrus pajamas, kurioms žymėti yra skirti 35, 90, 92, 96, 97 kodai, įskaitant vykdžius neįregistruotą individualią veiklą ir neįsigijus verslo liudijimo ir deklaruojamos bendromis sumomis, nesižvelgiant į tai, ar jos gautos iš juridinių asmenų ar iš gyventojų. Žodžiu, IDV pagal pažymą 93 kodas yra pagrindinis. Keliaujam toliau. Pasirenkame apskaitos principą. Spaudžiam keisti. Pinigų, jei pajamas pripažįsti pagal pinigų gavimo faktą. Kaupimo, jei pajamas pripažįsti pagal sąskaitos išrašymo datą. Primenu, jei vykdai sandorius su juridiniais asmenimis, jie turi būti informuoti, kurį pajamų pripažinimo principą renkiesi. Pagal tai, kokį būdą naudoji, juridiniai asmenys pateiks duomenis VMI apie tau išmokėtas išmokas. Ir nebus neatitikimų tarp įrašų tavo pajamų išlaidų žurnale ir duomenų jau sukeltų į deklaraciją. Dar primenu, pasirinkus kaupimo principą jo keisti jau negalima iki veiklos pabaigos, nebent tikslinant paskutinių 3 metų deklaracijas. Jei kaupimo principą pasirinkai netyčia ir
tai dar galima koreguoti. Toliau pasirenkame leidžiamo atskaitimo pripažinimo būdą. Vėl spaudžiam keisti. 30% arba pagal faktą. Jei pasirenkame pagal faktinės išlaidas grįstas dokumentais, būtinai įrašome išlaidų sumą. Apie tai, kokios išlaidos galimos, kaip leidžiami atskaitimai, nesiplėsiu, nes neužtektų valandos. Bet konsultuoju asmeniškai. Gali kreiptis per nuorodą aprašyme. Jei dirbdamas savarankiškai turėjai nedarbingumą ar gavai kitokias išmokas iš Sodros ir žinai, kad būtent prieš nedarbingumą ar kitas išmokas tais mėnesiais, kurių pajamos skaičiuojamos išmokos dydžiui nustatyti, buvo didžiausios, ne iš lempos, o tikrai, pasirink įmokų tipas, keisti Sodros mėnesinis ir surašyk pamėnesiui savo pajamas pagal faktą. Tokiu atveju Sodra perskaičiuodama išmokas vadovausis deklaracijos duomenimis. Na ir su Sodra dar teks papildomai pabendrauti. Svarbu, jei apskaitą tvarkai virtualaus buhalterio pagalba į apps ir turėjai sandorių su juridiniais asmenimis, labai dažnai juridinių asmenų pateiktos išmokos susidubliuoja su iš į apps sukeltomis sumomis. Jei taip atsitiko, koreguok juridinio asmens pateiktą sumą, kad atitiktų pagal tavo pajamų išlaidų žurnalą. Nes iš į apps sukeltų sumų koreguoti neįmanoma. Spaudžiam tęsti. D dalies pildymas. Nekilnojamo turto, automobilio ar kito registruoto turto akcijų 11 kodas, kriptovaliutų 13 kodas, pardavimo pajamos. Atkreip dėmesį, 11 kodų deklaruojamoms pajamoms taikomas 500 eurų neapmokestinamasis dydis. Dažnai tretieji asmenys pateikdami duomenis įkelia juos su 12 kodų, pasikeisk į 11. Žinoma, jei tai tikrai tokios pajamos, kurioms taikoma ši lengvata. Nurodžius 11 pajamų rūšies kodą, 500 eurų lengvata deklaracijoje bus pritaikyta automatiškai. Deklaracijoje taip pat turi įrašyti ir finansinių priemonių įsigijimo išlaidas, įsigijimo kainą bei privalomus mokėjimus, bei prisekti dokumentus. Gali būti, kad VMI paprašys pateikti dokumentus gavusi deklaraciją. Teks juos pateikti atskirai. Jeigu buvo sumokėtas GPM-as, taip pat įrašome sumą ir kas jį sumokėjo. Apie šių pajamų deklaravimą kolegos Aleksandras ir dividendų eksperimentas yra sukūrę begalę naudingo turinio. Todėl nesikartosiu. Paliksiu aprašyme, bet jei nepavyks surasti, komentuok, gelbėsim. Vos nepamiršau. D dalyje deklaruojame pajamas iš turto nuomos. Jei buvo nuomojama be verslo liudijimo, deklaruojame 23 kodų. Keliaujam toliau. E dalyje deklaruojamos pajamos virš 500 eurų gautos iš indėlių 64 kodas, obligacijų 67 kodas, P2P sutelktiniojo finansavimo 55 kodas. Pažymime, kurioje valstybėje gautos pajamos ir jei sumokėtas GPM-as įrašome jo sumą. Toliau. F dalyje deklaruojamos tokios pajamos kaip dividendai 26 kodas, kriptovaliutos staking 70 kodas, individualios įmonės savininko gautos pajamos 27 kodas. Tiksliau, visos kitos pajamos, kurių niekaip negalėjai įklijuoti į C, D, E dalis. Paprastai tokios pajamos jau būna pateiktos trečiųjų asmenų, belieka susitikrinti. Todėl ir sakiau, susižiūrim pažymos kortelę dar prieš pildydami deklaraciją. Na ir G dalis, pati smagiausia, nes joje fiksuojami duomenys apie pajamas mažinančias išlaidas. Jei mokėjai įmokas į trečią pensijų pakopą arba ir investicinio gyvybės draudimo sutartį, susitikrink, ar trečiųjų asmenų pateikti duomenys teisingi. Ir taip, šios išlaidos didina tikimybę susigrąžinti iki 300 eurų per metus nuo sumokėtų įmokų. Viskas, galima formuoti deklaraciją ir mėgautis grąžintinų arba mokėtinų GPM-ų. Aha, net ir mokėtinų gyventojų pajamų mokesčių galima džiaugtis. Jei prieš tai buvai įdarbinęs savo pinigus, kad ir paprasčiausioje depozitinėje sąskaitoje, tokioje kaip Freedom 24. Susižėrei nuo 3,88 iki 5,31% metinių palūkanų už pinigų laikymą joje. Žinoma, jas deklaravai šioje deklaracijoje, o dabar gali ramiai be ašarų susimokėti gyventojų pajamų mokestį. Jei GPM-as grąžintinas, apačioje komentaruose rasi nuorodą, kur gali įdarbinti pinigus iki kitų metų deklaracijos.
Kas žino, gal kitais metais tavo mokestinė aplinka bus kitokia. Pasinaudok proga įdarbinti pinigus su palūkanomis. Ir dar vos nepamiršau. Nebijok suklysti pildydamas metinę pajamų deklaraciją. Ją galima tikslinti. Galioja paskutinė pateikta. Iš viso deklaraciją galima tikslinti už paskutinius 5 metus. Tikrai būna atvejų, kai tenka pakelti ankstesnių metų duomenis ir juos sudėlioti teisingai. Jei vykdai veiklą savarankiškai, individuali veikla, deklaraciją galima tikslinti paskutinių 3 metų. O jei nusprendei, kad deklaracija labai tuščia ir norisi pradėti uždirbti pinigus iš skirtingų šaltinių, kaip sutelktinis finansavimas, akcijos, obligacijos ar net fondai, laikas pradėti. Štai kolegų video su 2 skirtingom strategijom, kur lenktyniauja moterų investavimas ir vyrų investavimas. Spausk ant video ir nepasigailėsi. Tai tiek. Ačiū, kad žiūrėjai. Patiktukas skatins tobulėti.